Ačiū. Labas vakaras. Pirmiausia, norėčiau prisistatyti. Esu Audrius Šeržantas, man 43 metai. Su šeima esu įsikūręs Birštone. Turiu nuostabią žmoną, 4 vaikus. Birštonas yra mano žmonos tėviškė. Čia ir anksčiau gyvenome 3 metus. Esame pilnai integravęs į miestelio gyvenimą. Mums puikiai pažįstama jo specifika, infrastruktūra. Mes žinome žmonių problemas, jų lūkesčius, jų skaudulius. Todėl šią vasarą susiklošius tam tikrom aplinkybėm ir atsiradus galimybei, mes su šeima grįžome galutinai gyventi į Birštoną. Kadangi 20 metų esu versle, su partneriais kūriau ir plėtojau, ir dabar dar plėtoju verslus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Sukaupiau nemažą darbinę ir gyvenimišką patirtį. Žinau, kaip suburti kolektyvą, žinau, kaip uždegti komandą bendram tikslui. Žinau, kaip svarbu turėti viziją, strategiją ir aišku planą, kaip visą tai pasiekti. O svarbiausia, žinau, kad vadovauti reikia per rūpestį, o ne per galią. Ir sprendimus priiminėti iš meilės, o ne iš išskaičiavimo ar baimės. Šito mane išmokino gyvenimas. Žinau, kaip pagerinti Birštono krašto žmonių gyvenimo kokybę, kaip pagerinti jų buitį. Žinau, ko reikia, kad būtų sukurta naujų darbo vietų, o svarbiausiai, kad juose būtų būtų įdarbinta daug Birštono savivaldos žmonių. Žinau, kaip svarbu, kad kiltų žmonių kvalifikacija, kas didintų galimybę turėti darbą ir kas sudarytų sąlygas atlyginimų augimui. Mes sieksime, kad kiekvienas Birštono kraštietis galėtų tikėtis darbo nepriklausomai nuo jo politinių pažiūrų, bičiulystės ar draugystės ryšių, kad būtų vertinama tik jo kompetencija ir gebėjimai. Man svarbu skaidrumas, sąžiningumas, viešumas ir atskaitomumas visose srityse, reiklumas savo ir kitiems. Kadangi esu pakankamai jaunas, ryžtingas, drąsiai reiškiu savo nuomonę ir ją ginu, turiu aiškę viziją, todėl manau čia ir dabar galiu būti naudingas Birštono krašto žmonėms. Ačiū Jums. Dėkui.